Druskininkų savivaldybės vadovai kartu su Druskininkų vietos veiklos grupės nariais, kaimo bendruomenių seniūnais bei Druskininkų tautodailininkais lankė kaimiškasias vietoves bei apžiūrėjo, kaip kaimo bendruomenės įsikuria ir įsirenginėja naujus bendruomenių namus bei jų aplinką. Kaimo bendruomenės aplankęs savivaldybės meras Ričardas Malinauskas džiaugiasi, kad jos ne tik įsirengė naujus bendruomenių namus, bet ir tapo daug aktyvesnės. Labai džiugu, kad mūsų kiekviena bendruomenė turi arba jau baigtus renovuoti pastatus skirtus bendruomenės veiklai, arba vyksta šiuo metu statybos darbai. Tai galima skaityti, kad po gerų metų mūsų visos kaimo bendruomenės turės savo rūmus, pastatus, nes yra ir buvusių dvarų, ir buvusių parduotuvių, ir buvusių kaimo kolūkio kontorų, kurios renovuotos į bendruomenės centrus. Ir džiaugiuosi, kad tai yra ne tik renovuoti pastatai, bet ir vykstanti veikla tuose pastatuose. Tai yra susibūrimai, tai yra šventės, tai yra jubiliejai ir kitokie dalykai. Tai tikrai didelis džiaugsmas, kad kaimo bendruomenės yra aktyvesnės ir savo darbe mato tam tikrus užsibrėžtus tikslus. Šiuo metu Druskininkų vietos veiklos grupė įgyvendina projektą Druskininkų kaimiškosios teritorijos vietos plėtros 2010–2015 metų strategija. Susitikimo metu aplankytos visos Druskininkų savivaldybės kaimo bendruomenės. Jo metu apžiūrėti pradėti ir jau baigiami įgyvendinti projektai, trumpai susitikta ir susipažinta su bendruomenės atstovais, domėtasi jų poreikiais. Kaip sakė Druskininkų vietos veiklos grupės vadovas Alvydas Varanis, visos kaimiškosios Druskininkų bendruomenės noriai dalyvavo vykdomų projektų veikloje. Tiek bendruomenių namai, kurie yra tiek jų veikla, kurie vyksta tiek šventės, tiek užsiėmimai, tiek mokymai, tiek skulptūros, kurios yra pastatytos ir traukia su žemėlapiais, kuriuose nurodomus, kas prekiauna, kas daro, kas yra aplankoma. Tai manau, tai yra postūmis į tai, kad atgimtų mūsų kaimas ir būtų judėjimas, trauktum turistus, tą potencialą, kuris yra Druskininkuose. Mūsų tikslas yra tai, kad pritraukti poilsiautojus iš Druskininkų į bendruomenės, kad žmonės galėtų pateikti savo paslaugas ir gauti kažkokias tai pajamas. Ne tik, kad parodyti, kad mes esam gražus, bet ir jiems kažką pasiūlyti, parduoti. Neseniai įgyvendintas Druskininkų vietos veiklos grupės kartu su Lazdijų vietos veiklos grupe pasirašytas teritorinis projektas, kurio metu Druskininkų kaimiškas vietoves papuošė 10 įvairių Druskininkų menininkų ir tautodailininkų sukurtų skulptūrų. Didžiasalyje Bilso bendruomenės namų teritoriją puošė Gintauto Akstinos sukurtos originalios medinės supynės, ant kurių supuojasi medinė merginos skulptūra. Bilso bendruomenė taip pat gali pasididžiuoti naujai įrengtais bendruomenės namais, kuriuose renkasi aktyvūs jos nariai. Į Leipalingio miestelio erdves įsiliejo Juozo Kavaliausko skulptūra Liepa. Iš 100 kg geležies nukaldinta liepa užkelta ant 8,5 tonos sveriančio didelio akmens. Vien liepos aukštis 2,70 m. Savivaldybės vadovai ir kaimo bendruomenių seniūnai susitikimo metu apžiūrėjo baigiamą renovuoti Leipalingio dvarą. Objektų lankymo metu taip pat aplankyti Jovaišių bendruomenės namai, kuriuos puošia Juozo Kavaliausko nukaldinta sidabrinė vilkė. Atnaujintų Stračiūnų kaimo bendruomenės namų aplinką puošia Tauro Česnulevičiaus skulptūra Vėžlys. Prie atnaujintų Ricielių kaimo bendruomenės namų Antano Česnulio skulptūra Kardas, atspindinti kadaise kovingų buvusį Ricielių kaimą. Apžiūrėtos Viečiūnų, Grūto, Neravų kaimo bendruomenės bei šalia jų esantys Druskininkų menininkų sukurti darbai. Ir iš to projektų yra pastatytų 10 skulptūrų, kurios kad atkreiptų dėmesį tam, kad važiuojant pro šoną galima būtų sustoti, pažiūrėti, nes norėtųsi ten sustoti ir pažiūrėti, kas čia yra padaryta. Ir ten yra stendas su informacija, ką aplinką galima rasti, nusipirkti, pamatyti. Na, jeigu atsiminti ir dar šiandien dieną yra išlikusių skulptūrų, tai Čiurlionio kelio, kažkada tai, kada teko gyventi kitose Lietuvos kraštuose ir atvykti į Dzūkiją ir pamatyti skulptūras iš ąžuolo su kai kuriais metalo elementais pakelėje, tai būdavo toksai kaip tam tikras vietinis šedevras, galima būtų pasakyti. Tai aš manau, kad mums kiekvieną dieną vaikščiojantiems pro tą skulptūrą, pro tą vieną ar kitą paminklą galbūt apsiprantama, bet atvykstantiems žmonėms tai yra tikrai vieta, kur galima ir sustoti, ir pasigėrėti, ir įvertinti mūsų liaudės meistrus. Druskininkų vietos veiklos grupė buvo įsteigta 2008 metais gruodžio mėnesį. Jos paskirtis – spręsti Druskininkų savivaldybės kaimiškosios teritorijos problemas. Per pastaruosius 6 metus vietos veiklos grupės įgyvendinimų projektų metu atnaujinti, įrengti ir baigiami įrengti kaimo bendruomenių namai,
puoselėjama jų aplinka, skatinamas kaimo bendruomenių aktyvumas.